Dabar dar vienas dalykas, toksai rinkimų naktį nutikęs ponui Karbauskiui, kuris jau taip jau po vidurnakčio verkė ir žiūrėjo į tuos skaičius ir buvo labai dramatiška situacija, jie artėjo prie tų 7%, bet kai jisai turėjo 8, jisai žadėjo jums Seime apkaltą, vertindamas Nemuno aušrą, sakė, kad jie išeis į 3. vietą, kausis dėl 3. vietos ir kad ta apkalta jums Seime dėl baudžiamosios bylos, kuri yra iškelta tuo pačiu klausimu, bus greita ir sėkminga. Kaip jūs vertinat, kaip jūs vertinat va tokį, nes jų labai sutampa, tai, ką jie šneka šiuo atveju, pilnai sutampa su konservatorių kalbėjimu. Ir tai, kas yra įdirbis padarytas prieš jūs. Nu, žiūrėkit, kad pats Ramūnas turi labai tamprius ryšius su konservatoriais, tai čiagi nėra paslaptis Lietuvoj, nes jeigu ne konservatoriai, tai agrokoncernas nebūtų gavęs niekada pinigų ir nebūtų įsiplėtęs. Ramūnas Karbauskis, turėdamas 3 valstiečius, naktinį mokesčių reformoje davė konservatoriam, kad naktinė mokesčių reforma būtų gyvendinta, kad pensijos būtų nuimtos, tai būtent valstiečių balsais tai viskas įvyko, ne kokiais kitais, ir tik valstiečiai kada balsavo, pensijos atėmė, mokesčių sukėlė, PVM padidino ir visa kita. Tai už tai gavo paramos, negalima sakyti, kad tiesiogiai, nes paskiau sakys, kad čia mes meluojam, bet gavo netiesioginės per nacionalinį mokėjimo. Jisai, jo gal nesueina auros su Gabrieliu Landsbergiu. Tai natūralu, bet su visa konservatorių saugumiečių kompanija, kur valdo saugumas daugiau mažiau konservatorių partija, buvę KGBistai senieji, ar ten modernieji, kaip aš juos vadinu, tai jisai su jais sueina, nes trąšų biznį, kad tu galėtumai vykdyti su Baltarusijos tarnybų valdomomis įmonėmis, vis tiek, Rūta, tu turi turėti ryšius. Žemaitaitis, Petraitis, Aukštikalnaitis nuvažiavęs į Baltarusiją, ten netaps. Ar nuvažiavęs į Rusiją, Nyvos kombaino ar kitų technikos, netaps. Nuvažiavęs į Rusiją per Lietuvą, tų detalių tikrai negalėsi teikti. Tai dažniausiai tokie verslai valdoma yra tarnybų, tai yra KGBistų, kaip aš sakau, saugumų. Tai matyti tenais tas yra, o dėl apkaltos, vėlgi toks susidaro kartais vaizdas, kad Ramūnas pats matytis nesupranta, kur jis yra, čia nėra jo agrokoncernas, čia nėra tai, kad jisai vieną iš savo sekretorių ryte atleidžia, ryte priima į darbą, po pietų atleidžia, nes pietus blogius padavė jam, žinai, ar poilsio kambarį blogai buvo. Tai man toks, šiek tiek, aš taip šaržuoju šitą dalyką, bet tikrai juoko formai. Tai jis puikiai supranta, kad apkalta Seimo nariams nesimėtoma kaip nori. O kitas, ką aš matau, kad valstiečių partijoje šiučių yra didelis sukilimas prieš jį patį ir matyti jau dakniso tiem valstiečiams jo tie įsišokimai ir tą, pažiūrėkit, labai gerai pailiustravo pirmadienį Ignas Vėgėlė, kai Ignas Vėgėlė trenkė jam per ausis ir pasakė, kad tu esi absoliučiai nulis fazė ir jeigu ne aš ir ne Vėgėlės komanda, tu nei 5 procentų būtumai nepražengęs. Tai manau, kad labai Vėgėlė aiškiai pasakė, kaip čia, patinas dominantė ir ateina į gaują ir gaujoje sako, dabar aš poruosiu su tavo patelėmis, o tu būsi vienišas klajojantis patinas, žinai. Tai bijau, kad taip ir atsitiks, kad į savo agrokoncernę ten nusidarys 500 kvadratinių metrų kabinete ir vienas bedominuos, o dabar bandys kažkiek tai tų patelių perimti Vėgėlė. Žinai, čia gamtiniais principais pasakoju, nes dabar kaip tik baigėsi Elnių ruja, Danielių ruja prasidėjo gamtoje. Tai bet čia aš taip sarkastiškai kalbu, dėl to, kad man, aplamai, kai buvo užduotas klausimas šeštadienį, koks jums yra geriausiai humoro jausmą turintis politikas, tai aš ir sakiau, tai Ramūnas Karbauskis, nes nuo 19 metų jisai laimi visus rinkimus, nes čia, kaip čia tas Valinskas, kai įteiks auksinių svogūnų nominantus balandžio 1 dieną, tai, tiesme, be jokios, man atrodo, konkurencijos. Žiūrėkit, dabar jūs paminėjote Igną Vėgėlę ir čia iš principo Karbauskis į partiją, į savo tą lizdą įsileido panašaus pajėgumo finansinio, nes tai yra oligarchinė partija. Vėgėlė irgi ateina su pinigais. Jisai tokio ryškaus darbo, jisai turi laisvas rankas, jam nereikia
niekada gyvenime nereikėjo labai stipriai dirbti, išskyrus dirbti sau ir savo šeimai. Ir jis ateina su pinigais. Kaip Jūs manote, va šita konkurencija jam pavyks, nes aš tiesiog prisimenu pono Igno Vėgėlės tokią frazę išeinant iš OPTV studijos, kaip galima, jisai, na, tiesiog pasvarstė, ką reikėtų padaryti, kad Karbauskį patraukti iš partijos, kas yra logiška, nes, na, nu, negali lyderis visą laiką sėdėti agrokoncerne, jisai turėtų būti politikoje, jisai turėtų vadovauti vyriausybei ir panašiai. Ir Vėgėlės pakeitimas Karbauskiu, kaip Jūs manot, kokie šansai yra, kad nebūtų ten bent viena katė mažiau būtų? Ten yra sudėtingas procesas, nes kad tu galėtumai perimti įmonę, tai tu turi perimti įmonės valdybą, ne? Arba tu turi tapti akcininku. Po kol kas, nu, Vėgėlė, kiek aš negirdėjau, kad jis ten būtų nusipirkęs kažkiek tai akcijų iš Valstiečių partijos. Gal kažkiek Ramūnas yra pardavęs jam tų akcijų, perkeltinė prasme, sakau, paskiau vėl čia reikės Taip, aš palygimus suprantu. kokius aiškinti su bepročiais. Tai kad tu galėtumai perimti. Kitas yra dalykas, smulkieji akcininkai Valstiečių, tai yra skyriai. Aš manau, kad pabėgs nuo Vėgėlės, tai yra vienas momentas. Kitas dalykas, Vėgėlė nuo Ramūno Karbauskio skiriasi kitų dalykų. Ramūnas daugiau investavo į partiją, daugiau investavo į tas savo vadinamas tas pateles, kaip aš sakau, Gaddafis turėjo tas, kurios gynė, tai vat panašiai Ramūnas buvo apsistatęs jomis ir jis investuodavo. Iš tikrųjų, jom tautinius kostiumus joms nupirkdavo, prengdavo, ten duodavo ant laikraščio pasižiūrėti, žinai, kokį postelį duodavo, ten duodavo gėlių, kad raudonų rožių jam įteiktų. Tai jis tą darė kitą. Ignas Vėgėlė, kas buvo labai akivaizdu rinkimų kompanijos metu, tai jisai investavo tik į savo komandą, kaip jisai kad sako. Jo komanda ėjo į tam tikras televizinės laidas, kas man labai yra užstrigę vienas momentas. Na, matyčiau, gal VRK galės šitą patyrinėti ir pasižiūrėti, nes man ten labai įdomus keletą epizodų yra. Tai va čia aš manau, kad jis tai bandė sustruktūrizuoti savo, bet jis nesuprato, kad vis tiek tu būsi svetimkūnis. Nu, kad ir kaip tu benorėtumai atėjęs į svetimą partiją, nu, tu būsi svetimkūnis. Čia tu daryk, ką tu nori.